Sveiki! Rubrika Pasnigo valgiai. Dar vienas patiekalas, kurį aš kažkada labai seniai gaminau kaip užkanduką. Kaip ant stalo būna užkandukai. Ir jį galima gaminti įvairų. Ir su mėsa galima, ir ne kaip pasnikui naudoti, ir kaip pasnikui. Jis man patinka toks. Ir aš stengiuosi visada gaminti iš tų produktų, kurie yra pas mane namuose. Kad nereikėtų, jeigu gaminti, jau ten nežinai kur lėkti, nežinai ką pirkti ir nežinai kur gauti, kai to būna toksai patiekalas. Va tokiu aš nemėgstu. Kas yra namie, iš to ir gaminu. O dabar bus užkandukas mūsų su silke. Irgi grybai, silkė, vafliai, paprasčiausi, morkytės, svogūnas, viskas, kas yra namo. Tik tais vietoj majonezo pasidarysiu augalinį majonezą iš avokado. O taip galima naudoti ir paprastą eilinį majonezą, kuris yra pas mus parduotuvėse. Galima ir naminį majonezą naudoti, bet aš vis dėlto padarysiu sveiką patiekalą su avokado. Ir pirmoji eilėje mums dabar reikės pasidaryti užtikirto žodžiai. Pasidaryti majonezą iš avokado. Kartais šneku ir nusišneku. O mes čia ką veikiam? O iš avokado majonezą tai labai paprasta pasidaryti. Dar paprasčiau negu iš ten, kai aliejai darosi, garstyčios. Čia žymiai paprasčiau. Tik viskas, kas turi būti, gerai sunokę avokadai. Minkšti gerai sunokę, nekieti. Parduotuvai pas mus Lietuvoje tokių nelabai gausi, tai reikia namuos nokinti. Aš taip pat nokinu arba su bananu dedu, arba su obuoliu įdedu ir jie man per porą dienų sunoksta iki tokio minkštumo, kokio man reikia. Tai išimu kauliukus, viską į vieną indą sukraunu. Tikrai didelio stebuklo nėra pasigaminti majonezą avokado. Nors ne visi jį mėgsta. Bet kitas klausimas čia. Bet jis yra žymiai sveikesnis ir veganiškesnis, kas veganai, negu tas parduotuvinis aliejinis. Kaip visada. Kiekvienam majonezui truputį pipiriuko, truputį druskytės žiupsnelis. Labai sūraus nedarysiu, nes mano patiekalas bus su silke. Va čia įsispaudžiau šaukštas citrinų sulčių, nes avokadas linkęs joduoti. Dižon garstyčių dedu, galima ir paprastas, ne vien dižon. Vakar Maksimui gavau gerų, tai įdėsim šaukštukas ir porą šaukštų gero aliejaus. Alyvuogių. Česnako irgi nedėsiu. Ne visur tinka tas česnakas. Ir sutrinu su blenderiu ir visas majonezo darimas. Vat ir gaunasi tokia žalia masė, kvepianti avokado. Jisai toli gražu nepanašus į tą majonezą klasikinį mūsų, kurį esame įpratę, bet užtat sveikesnis ir jį galima visur naudoti. Kas valgo avokadą, tai tikrai tinka jis visur. O dabar ruošiamės daržovės. Šitai užkandėliai reikia pasiruošti daržovės. Svogūniukus susipjaustyti, morkytės, grybus. Tik grybus reikės kepti atskirai. Svogūną aš susipjaustau kubeliais. Nereikia rūpiai. Reikia truputį smulkiau. Ne visai ten suvaryti košę, bet pasistengti kuo smulkiau. Tokiais O morkytę su burokinė tarka susitarkuoju. Ir šitas daržovės, svogūną ir morkas įsitroškinam. Tik nesudeginam, bet taip, kad jos būtų minkštos, troškintos. Truputį apkepu svogūniukus, kad jie skaidrus pasidarytų. O šalia keptuvė grybai, atskirai kepsis grybai. Ne vienoj keptuvėj. Grybus irgi supjausčiau, kiek galima smulkiau. Jie, aišku, sukeps, sumažės.
Bet nereikia rupiai grybų. Ir su blenderiu nereikia sumalt košę. Kad truputį jaustusi tokie spirgučiai grybų. Kai svogūnai pakepė, morkytės irgi. Oi, pridrapščiau aš čia aplinkui. Ne iškept reikia, kad jau sudegtų, o ištroškint, dar kartą kartoju, nes būtent, kad gautųsi kaip troškinta morka, ne virta morka. Kad geriau troškintus, aš truputį vandens įpilu, uždengiu ir troškinuosi, o prieskonius truputį vėliau sudėsiu. O čia vat grybai pas mane. Kol troškinasi morkos, kai jau į pabaigą reikia paragauti. Jos turi būti minkštos. Ir va, pas mane dabar jos įsitroškino, minkštos, ir dabar aš dedu ir druską, pipirus, visus prieskonius. Va taip. Sausos jos tokios. Truputį druskos. Druskos irgi nereikia daug, nes aš darysiu dabar su silke. Tai gali būti silkė siūroka. Pipiriukas. Ir faktiškai viskas. Aš čia labai daug prieskonių nededu. Druskytė, pipirai. Ir pasidarau tokį saldžiarūgštį. Dar citrinos sulčių įpilsiu. Tai man druska truputį patirps va dabar. Kad būtų tokia saldžiarūgštė morka. Kečupų galima įdėti dar. Įmaišyti visą šitą morką. Nu, aš įpilsiu citrinos, truputį sulčių. Nes man jau liko nuo majonezo darimo. Paragaujam druskai. Raudonėlio įbersiu. Nes, oi, pridrapščiau čia visur. Nes norisi kažkokio tai, kad būtų stipresnis skonis, o ne vien prėska morka. Nu ir va, kai išjungiu viską, tai va, truputį įpilsiu citrinos, gerą šaukštą citrinos sulčių. Tokio, kad čiut tokia saldžiarūgštė morkytė jaustusi. Pasiruošėm įdarą, kol mums įsvėsta, mes pasiruošėm silkę ir lapus, vaflių lapus. Aš visada perku va šitą be aliejaus. Arba bačkinę, arba va šitą, kur nėra be aliejaus, sūdytą tik. Nedidelį užkandėlį man ir užteks tiek. O taip ir susipjaustau kubeliais. Tokiais kubeliais ir susipjaustau. Ir truputį garstyčių į silkę įdedu, pusę šaukštelio. Aš dižon dedu. O jūs kokiu turi tokių neprincipingai, būtent dižon, rudelėtų. Truputį, kad pasimarinuotų garstyčiose. Ir surinkinėjom dabar užkandinį tortą. Tai parodysiu. Pas mane vafliai tokie. Padėjau aš ant kažkokio kieto pagrindo. Neturiu va tokios lėkštės, kad tilptų būtent šitas vaflis. Tai pasitiesiu popierių ir užlankstysiu kampus, kad neišbėgtų niekas. Ir va taip ir susirinkinėjau. Iš pradžių majonezas. Faktiškai majonezą būtų galima tepti ir su šito, su kulinariniu maišeliu. Paketu. Jis tepamas vien todėl, kad būtų minkštas vaflis, kai jis netraškėtų jame. O aš va tai va. Plonai va taip va ištepu, kad rėkintusi. Su klasikiniu majonezu būtų skaniau. Bet pas mus pasnikas. Tai kad pakentėkim. Na dabar
morkytės. Tai va sluoksnį morkų. Dedam antrą sluoksnį mūsų torto užkandinio. Majonezu pamakliuojam. Sudrėkinam tą vafliuką. Ir va šitą sluoksnį tada barstom silkės. Todėl mažais gabaliukais, kad kai supjaustysim kaip užkanduką, kad kliūtų į kiekvieną kasnelę, nebūtų vienam vienos morkos, o kitam viena silkė. Tai va, pasistengti kuo tolygiau. Ne taip visai nukloti silkę, bet ir nelabai retai. Vieną kartą padarius, paragavus, kitą kartą jau suprasit, kaip kas turi būti. Čia, sakau, galima su viskuo daryti. Ir kiaušinio dadėti, ir dapjaustyti, ir ne tik kiaušinio. Ir mėsytės bet kokios, ir keptos, ir muštos, ir vištienos, ir maltos, ir tokį užkandukų tortą padaryti. Taip. Ir dabar tarp šitų visų silkės gabaliukų pabarstom grybų. O grybai, neparodžiau, bet turi būti irgi su prieskoniai, su druska, paruošti taip, kaip tiktų valgyti. Ant silkės tada dar dedasi lapukas. Vėl majonezas, vėl daržovės, vėl silkė ir sluoksniuojam tiek, kiek mes norim, kokio tik aukščio. Paskutinis sluoksnis turi būti morkytės, daržovės. Aš kažkaip nenumeravau, man jų mažokai, bet galima dėti normalų didelį sluoksnį. Nes čia jis yra per mažas. Aš kažkaip tai šnekėjau ir nupezėjau. Galima netgi centimetrinio aukščio tą sluoksnį uždėti, tikrai bus skaniau. Čia mano išradimas toks. Neturiu va tokios lėkštės, būtent va tokios, kad tilptų. Tai paėmiau tai popierių, užlanksčiau ir dabar uždengsiu plėvelę ir turi gerokai pastovėti šaldytuve. Jeigu per naktį pastovės, bus pats tas. Mažiausiai 4-5 valandas turi pastovėti, kad susigertų vaflis, būt minkštas ir bus skanus. Prabėgo mūsų naktelė. Kai vakar sutepiau, tai palikau šaldytuvę. O dabar prapjausim ir pasižiūrėsim. Čia aišku dar vafliukai, čia reikia juos aptepti, apdailinti reikia, bet aš jums norėjau tik patį principą parodyti, kaip tai vyktas. Tuoj mes jį prapjausim ir pažiūrėsim, kaip viduje ir aukštį galima reguliuoti tokį, kokį norit. Ir prasipjaukim savo užkandinį tortuką. Būtinai reikia į ką nors įdėti ar į popierių, nes kitaip jūs neišimsit. O gabaliukais, tik jau šalą galvą susipjaustykit. Kruopa laksto, kaip visada pas mane. Va toksai užkandukas, jį galima pjaustyti kaip norit, kokio aukščio norit, kokių sluoksnių. Pats rytas neduoda filmuoti man kruopą, lyp ant galvos. Ir va tokie užkandukai gaunasi. Galima su višta, su mėsa, aš kaip sakiau, galima su viskuo daryti. Įdomus variantas ir ant stalo galima kaip užkandį padėti. Aš dariau su silke, grybais. Man daržovė dar trūksta, dar geros sluoksnio. Bet taip labai įdomus variantas toks užkandžio.
bet kokia ar mėsa, ar žuvis tinka, ar kita žuvis. Galima daržovės keisti, galima netgi, kaip būdavo pas mus, silkė pataluose. Galima netgi tokią variantę daryti. Bet jums ir užkandukas pasniko valgiams. Iki sekančių video. Ate. O pas mus šiandien sninga. Kaip gaila, kad kalėdos nebus baltos. Man žiūrėjau prognozę. Bet nieko. Tiek turi būti kalėdos.